Labadiena, kaip įprasta tokiu metu, kviečiame žiūrėti Ignalinos televizijos informacinę laidą. Smagu ir vėl susitikti. Šiandien matysite. Kovo 11 švęsta Ignalinos rajono kultūros centre. Dūkšte rastas dokumentas iš praeities. Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos jubiliejinis renginys. Kovo 11 laisvė ir Lietuvos nepriklausomybė švęsta Ignalinos rajono kultūros centre. Džiaugtasi dainuojančiais vaikais. Šiemet jau 34 kartą džiaugiamės laisvę ir atkurta savo šalies nepriklausomybę. Jeigu nebūtų mylėję, ar būtų saugoję, jeigu nebūtų tikėję, jie visa širdimi troško, kad ateitų diena, kai galėsime švęsti Lietuvą. Ir šviesa, ir tiesa. Kartu su jaunaja atlikėja Emilija buvo sugiedotas Lietuvos valstybės himnas. Ignaliniečius ir svečius sveikino savivaldybės meras Laimutis Ragaišis ir Ignalinoje savo gydytojo karjerą pradėjęs šį kraštą mylintis signataras Vytenis Povilas Andriukaitis. Tik bendrai kartu susitelkę mes padarysim Lietuvą dar gražesnę. O šiandien šauni mūsų valstybės gimtadienio diena. Džiaukimės, šypsokimės, mėgaukimės ir galvokime apie ateitį. Pamenat, kada gražiai Marcinkevičius vasario 16 prabilo? Diena atrištom akim, atsimenat? Ir jis baigė žodžiais, tegul bus mūsų žodžiai kilnus. Aš ypatingai jaunesniai kartai šitą akcentuoju, kai rašysit socialiniuose tinkluose komentarus, dalinsitės, luktelkit truputį, kai norėsit kokį bjaurų žodį parašyti. Nes kovo 11 jūs įpareigoja kilniem žodžiam. Mes turime būti nesukilę, o pakilę. Ir šiandien Lietuvai to ypatingai reikia. Per užsnūdusį sodą. Tiek daug šviesos ir vilties spindėjo šventės koncerte Dainuoja laisvos Lietuvos vaikai. Mums upelė greita, paukštis žiedų pavėsi, paukštis dienos gražume, paukštis skrenanti šviesą, pasiimk ir mane. Paukštis žiedų pavėsi, paukštis dienos gražume, paukštis skrenanti šviesą. Scenoje pasirodė 3 bendriems tikslams susivienijusių savivaldybių Ignalinos, Visagino ir Zarasų gabiausi, talentingiausi ir meniškiausi vaikai bei jaunuoliai, įvairių konkursų laureatai. Paminėtas vaikų ir moksleivių televizijos konkurso Dainų dainelės 50-metis. Kur devynios žvaigždės krinta, kur devynios aušros švinta, kur devynios sesės kelias, devynioms kartoms laimę lemia. Klydo ir kelio neranda ir jau iki ryto namie nesulauksiu.
bokštas amžiumi gerokai lenkiantis Ignaliną dar kartą sugebėjo nustebinti ir pradžiuginti besidominčius kraštotyrą. Pažiūrėkime, ką šį kartą surado dūkštiečiai. Buvusioje Dūkšto valsčiaus žemėje giliai įmintos mūsų protėvių pėdos. Čia 13 amžiuje viešpatavo galingiausia kunigaikštystė – Nalšė. Iškęstos Rusijos, Lenkijos invazijos, visi karai ir marai. Daug permainų kraštui atnešė abiejų pasaulinių karų įvykiai pažymėti trėmimais, žudynėmis, persekiojimais. Skausmingas pokario laikotarpis. Daug šio krašto lietuvių pokarių užsirašė esą Lenkais, tuokėsi su Lenkų tautybės žmonėmis, nes bėgo nuo tremties. Už paliekamus ūkius gavo išmokas ir kraustėsi į pramoninius Lenkijos rajonus, kuriuose trūko darbo jėgos. Šiuose Lietuvos paribio žemėse ženkliai sumažėjo gyventojų. Tai liudija Dūkšto biblioteka, šlovingos praeities saugotoja. Jau vien dėl to, kad neįkainojami kraštotyros darbai saugiai savo vietą randa bibliotekos erdvėse. Atėjo Marija, atnešė tokį dokumentą, senas knygas pas mus į biblioteką ir sako, palėpėj suradau čia, būtent reiškia, sako, gal kažkuo jisai svarbus. Ir mes žiūrimgi, sakom, tikrai, čia vertas dėmesio dokumentas. Ir ta Barisų šeima, tai aš iš karto spėjau, kad čia yra susijęta su Panevėžiu, nes Panevėžyje yra, reiškia, jų šeimos archyvas, Panevėžio Petkevičaitės bibliotekos archyvas ir jie ten jį tvarko, dar jisai nėra galutinai sutvarkytas. Ir žodžiu, ta prasme, mes taip nutarėm, kad jis turėtų būti Panevėžyje, visgi tai yra Panevėžio kraštietė, ne mūsų. O čia jinai paliko pėdsaką, kad jinai dirbo, reiškia, čia kažkiek iki pensijos, nuo 57, kai grįžo į Lietuvą, jinai čia, reiškia, Dūkšte dirbo. Tik mes su Marija galvojam, kaip čia jinai, kur jinai čia, kaip sakyti, apsistojusi buvo. Pirmą kartą nusigavom iki Palėpės ir iš Palėpės pradėjom traukti dėžės su knygomis, tarp knygų radom nuorašą, kuris liudė, kad čia gyveno Anastazija Barisaitė, nuorašas notariškai patvirtintas, jos diplomo, kad ji buvo tokia odontologė. Tiesiog labai įdomus dokumentas ir perdaviau vėliau šitą dokumentą į biblioteką vietinę ir taip pat persiunčiau nuotrauką grupė Lietuva senuosiuose nuotraukose, kur labai daug žmonių pradėjo teikti informaciją apie šitą Anastaziją. Tai pasirodo, jos istorija labai įdomi šitos Anastazijos, ji buvo vienuolė, Pažaislėje gyveno ir man atrodo, bijau dabar suklysti, 45 ar 46 metais ji buvo nuteista. Nuteista už tai, kad jos kaimynė padėdavo partizanams, o ji neišdavė. Ir buvo išsiusta pradžioj kalėti, paskui tremtyje, o jau po tremties 57 metais grįžo čia ir dirbo odontologė iki pensijos. Po pensijos išvažiavo į Vilnių ir jau gyveno Vilniuje. Ta Barisaitė gal buvo, aš jos nežinau, pavardė, žinau, kad jinai vienuolė tik tai. Tai šitas gal nuo 60 kokių, bet pirminti, nežinau, kad nežinau. Reikia dantys taisyti, tai skaudėjo, tai tad vieną kartą patikrino jinai, paskui sakė, reikia ištraukti dantys. Ir man gydė dantį, traukė, dantys nulūžo. Labai tada su plaktuku kalė, bet taip švelniai, taip gražiai, žinau, kad be jokių skausmų matyti užmarinta gerai buvo, dėl to nebuvo atinimo. Dančia, tokia apkūnė, atsimenu, gražaus veidą, maloni, labai gera specialistė, visi sakė, labai gera dantystė, vienuolė. Tai aš tiek ją pažinau, porą kartų pas ją buvau, kalbėjo, ką tai kalbėjo, žinai, kai traukė dantis, tai tik, kad kalvas tokios buvo, nežinau, jo neprisistatė nuo man, tai iškvies atsimenu, kad labai buvo maloni. Labai gera specialistė buvo, sakė visi, tai tikrai, tai tiek va. O tuo metu, kokiame pastate jį dirbo? Jį dirbo čiagi, kur kiaulydė dabar, žinai, tas va, kur, kaip čia pasakyti, man taip dabar atrodo, kaip kiaulydė, aš susipyti, buvo šitas poliklinika, žemai taip.
Dabar, Prie kelio čia. ar yra šitas pastatas dabar? Aš Kur galvoju. sudegęs turbūt, prieš porą metų gaisras buvo sudegė. Dabar net galvoju, gal jau dabar nėra, tikrai gal sudėjo. Šitam pastate ten dirba. Daug žmonių ėjo pas ją. O ten dar daugiau kas nors veikia, ar tik odontologijos kabinetas? Kabinetas veikia, nuolat ten buvo. Tik, veikia, tik buvo gi ir šitie ir daktarai, visi kiti buvo ten, poliklinika, reiškia, buvo. Ale buvo ir dantų kabinetas. Ir tam kabinete dirba ta vienuolė. Tai va aš apie ją tik tiek ir žinau. Apie pačią Anastaziją radau, kad ji buvo nuteista ir išsiusta. Radau informaciją apie jos brolį, kaip gavosi, kad buvo tokia Panevėžyje, Panevėžio rajone tokia Barisaičių šeima ir jau ir turi fondą. Tai tik tai šitą informaciją radau. Daugiausiai informacijos gavau jau, kai nusinčiau nuotrauką į tą Facebook grupę. O ar sakykit, šalia tų dokumentų, kur radote šį diplomo nuorašą, ar buvo dar kažkokių kitų dokumentų, ar tiesiog tik tarp knygų vienas šis? Buvo knygos senos, nelabai gerai išsilikusios, buvo choro giesmininkai, tai įtariu, kad galimai jį galėjo giedoti chore ir tiesiog čia galėjo būti jos. Ir ranka rašyti sąsiuviniai, dainos buvo rašytos, tai gali būti, kad tai jos, tik dabar aš nesu istorikė, tai tikrai negaliu nei patvirtinti, nei paneigti, tai tiesiog galiu tokią prielaidą padaryti. Bet jūs minėjote, kad šis namas, kurį jūs įsigijote, jis yra perstatytas, tai vadinasi, dar kažkokia kita istorija yra? Apie šitus namus, tai jeigu pačia Anastazija ir gyveno čionais, tai ne šitam name. Šitas namas 86 metais buvo perstatytas, prieš tai čia buvo kitas namukas ir jeigu jį čia ir gyvena, tai name prieš tai, kuris buvo. Tiesiog šeimininkai, kurie tvarkėsi, ko gero, tuos paliko Taip, buvo kažkokius viskas dokumentus? Palikta, taip, čia gyveno tokia močiutė, beveik iki 90 metų gyvenusi Janina, kai jau išėjo Napilin, jos sūnus pardavė šitą namuką mums, nes jis čia negyvena ir tiesiog mes nupirkom jau. Na, įdomus jūsų radiniai, gal dar ką nors rasit, kuo toliau tokį? Taip, iš ties ne viskas dar ištraukta, tai dar yra ten daiktų, tai jeigu kažką rasi, tai tikrai toliau perduosiu jau, žiūrėsim, kas bus. Teko netgi pabendrauti su pačios Anastazijos brolio palikuoniais, anūkais ir jai įvardėjo, kad pačia Anastazija buvo labai geras žmogus, labai pozityvus, labai gerą emociją nuo jos buvo skleidžiama, nepriklausomai nuo to, kad kiek ji buvo išgyvenusi, ji neprarado vilties ir neprarado tikėjimo žmonėmis ir labai mylėjo žmonės. Kas žino, kokių lobių dar yra senųjų Pirkių palėpėse ir kokias paslaptis jos saugo. Meilės ir pagarbos šventę Lietuvai ir Česlovui Kudabai dovanojo Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija kartu su Miko Petrausko muzikos mokykla. Šitą žemę man likimas dovanojo. Eilutės iš Gyčio Paškevičiaus dainos Mano kraštas labai tiko pavadinti koncertui skirtam Lietuvai kovo 11 ir kraštiečio signataro profesoriaus Česlovo Kudabos gimimo 90-osioms metinėms. Jeigu žemė verkia, neužmerkime akių, juk žmogus stipriausias iš visų. Gražiausiomis dainomis, šokiais ir muzika, širdingais prisiminimų žodžiais ir istoriniais vaizdais lygelių žiedais šventiškai nuklotas Lietuvos paribio varganos buities išauginto berniuko takas į mokslo aukštumas, į didžios asmenybės kelią. Kelią, kuris prasidėjo mūsų rajone, vos už kelių 10 kilometrų nuo šios vietos.
Bet tie pėsčiojo riterio keliai ir takeliai nuvingiavo, nusidrėkė, palikdami giles, neišnaikinamas brytes per visą Lietuvą. Per jos kalvas ir klonius. Per žmonių širdis. Ir šių laikų mūsų šalies istorija. Gražių renginių džiaugiasi savivaldybės meras Laimutis Ragaišis. Viskas darnu, viskas artima, kai yra sava. Ir Česlovas Kudaba, Ignalina, Lietuvos nepriklausomybės signataro buvimas mūsų aplinkoje tikrai tą viską jausmą sudvigubina. Mes tikriausiai visi pajaučiam, kad esam tos istorijos dalelė. Ir ta praeitis yra netokia tolima, ir ta praeitis yra dar mūsų pasiekiama atmintyse vyresnių žmonių, ir nesaugotina, ir labai šilta. Česlovas Kudaba gimė 1934 metais Liepos 24 dieną Kobilniko miestelyje Baltarusijoje. 1940-aisiais šeima persikėlė į tėvo gimtinę Vaicekavo kaimą. Pabaigusio Bobėnų pradinę mokyklą, Kudabų Česiuko keliai iš Vaicekavo kaimo vedė į Tverečiaus progimnaziją, vėliau Švenčionių mokytojų seminariją ir Vilniaus universitetą. Studijavo gamtos mokslų fakultete, vėliau tapo jo dekanu. Geografijos profesorius Česlovas Kudaba, monografijos 15 knygų, 100 straipsnių autorius, aktyviai dalyvavo sąjūdžio veikloje, buvo išrinktas į atkuriamąjį Seimą, tapo kovo 11 akto signataru. Česlovo Kudabos gyvenimo svarbius momentus vaizdingai perteikė gimnazijos teatro iki aktoriai. Buvo skaitomi ir be galo jautrūs, nuoširdūs paties Česlovo Kudabos prisiminimai. Šviesiai džiaugsmingoje koncertinėje programoje pasirodė Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos ir Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos instrumentiniai ir vokaliniai ansambliai, šokių kolektyvai, solistai. Toks gausus būrys gabių mažųjų mokinukų ir vyresnių mokinių, tiek daug vilčių ir naujų kelių. Visiems žiūrėjusiems ačiū. Kviečiu susitikti po savaitės. Sudie.